Gaila, kad eisim į kitą mokyklą. Visai negaila. Visų pirma, tai ten nebūdavo šokių pamokos, o dabar šioje mokykloje tikrai bus. Tai dėl to žiauriai džiaugiuosi. Nu, bet ten nebus baseino. O mūsų senoje mokykloje tai būdavo baseino pamokos. Man tai patikdavo plaukiot. Tu šiaip katė. Manau, kaip tik turėtum nekęsti plaukioti. Na, bet ką padarysi? Bet ačiū Dievui, kad nėra to plaukimo. Visas kailis paširpdavo vien apsimoms tą kvailą kostiumėlį maudymosi. Nu, nebūk tokia. Tiek, juk laukia ir nauji draugai. Aš ten turėjau tiek daug draugų. Na ir? Šiaip turėjau ten draugų. Na, bet... Ai, koks skirtumas, susirasim naujų. Na, gal tu ir teisi, šiaip iš tikro. Nu, gerai, aš einu. Klausyk, nematei mano batų? Ne. Tu jas buvai prie lovos pasidėjus? Tai jo lyg. O gal ir ne? Gal pasidėjau kalidoriui? Ai, taip tiksliai, aš jas nunešiu į kalidorių metęs čia prie lovos. Pagalvojau, mes visą laiką tus batus išmėtum, po to nerandam. Žodžiu, einu. O tu dabar į miestą eini? Jo. O ką? Gal paimk tu, ką nors užkast, šaldytuve jau nieko nebeliko. Kačių ėdalą paimt? Ar geriau, nupirksiu vištienos. Jau seniai darėm šiaip. Rimtai? Galėtumėm pamarinuoti. Ką skirtumas, aš nusipirku vištienos, o tau tiks vištiena? Aha. Puiku. Tai einu. Štai ir batai. Voila. Na gerai, systra. Einu. Ką, man dabar viena čia veik... Toraliai. Ką? O kur kompas? Kompiuterį aš įdėjau į lagaminą. Jo, tiksliai, kai važiavam pas prosenelius. Tai ir lagaminas? Ką galėčiau pagaminti su vištiena? Ne. O, spagečiai su vištiena? Dieve, kaip seniai jų valgiau. Atrodo, žiauriai skaniai. Troškinys. Na, spagečiai geriau. Reiktų paskambinti sesiai, paklaus, kaip jai spagečiai. Kas dabar skambina? Labas, sesė. Žinai ką, gal pasidarysim spagečių su vištiena? Būtų puiku. Taip, aš irgi taip sakau. Tai gal tu spagečių žinai nupirkt, nes mes tai, kaip sakiau, jau nieko neturim.
Tai būtinai nupirksiu. Puiku. Bet to gal dar gert nupirk kokio spraito. Gerai. Ačiū Dievui, kad priskambinau tau. Kodėl taip ilgai nekėlei? Tai o tu Dieve, vaikštau savo ramiai, atsipalaidavus, skambinam, žinai, man visi. Pirmai skambino mama, paskui tėtis, o paskui dar tu. Atsiprašau, tikrai nenorėjau tau trukdyti. Jau beveik priėjau parduotuvės. Ta sesė tai skambina ir skambina, jau nervina. Prisigalvojo kažkokių nesąmonių. Spagečių vištienos. O Dieve. Nors gal skanu, reiks vis tiek paimtų spagečių. Užteks prie kampo. Šita bliuskė. Na gal. Bet nelabai. Ką čia man pasižiūrės? Šita tai visai faina, bet ne. Pažiūrėm. Mano sesės kombenzonas. Bet man tikrai jo nepaskolins. Na, žiūrim, kas čia. Ne. O Dieve, suknelė, tikrai ne. Regis, eisiu su šitais drabužiais. Ką padarysi? Turbūt, kaip visada, rinksiuos dailę ir istoriją. O kažin dar liko mano kreidelių? Jeigu neliko, tai reiktų sesės paprašyti, kad nupirktų. Nors gal aš jai neskambisiu, paskui vėl. Geriau pati nusipirksiu. Parašiau tų makaronų ir vištienos. Padėsiu ant stalo, gerai? O gal šaldytuvą padėk iškart? Ar tai mes ne dabar jau darysim makaronus? Aš maniau, kad vėliau. O Dieve, mano pilvas jau maršus groja. Einu juos padėsiu ant stalo. Eik, įkaitinsi viryklę. Nors aš nenoriu dabar makaronų. Paskui, truputį. Man tai koks skirtumas, bet, žinai, aš tikrai alkana ir gali tų makaronų ir kažkaip, žinai, nebelikti. Na, tik jau nesuvalgysiu visų. Kiek tu ten nupirkai? Maišelį, ką žinau, nežiūrėjau, kiek ten parašyta tų gramų. Žodžiu, išvirk truputėlį daugiau. Ne visą pakelį, nes tikrai tik nesuvalgysim. Ne maždaug 2/3 pakelį. Gerai. O be to jau, žinai, ką rengsis rytoj? Jaučiu tos pačius drabužius. Aš irgi. Nes, man jie visai patinka. Ir plus, Dieve, aš turiu tą kostiumą ir dar suknelę. O su ta suknelė aš tikrai neįsiu kažkokią ružavą su blizgučiais. Ten į pokylį labiau. Į pokylį, ta prasme, šokius? Jo. Taigi, einu darytis makaronų. O tikrai nenori? Ne, aišku. Bet to eisim apsipirkti, kai pasidarysiu makaronus. Kodėl taip anksti? Panelyt, jau rytį į mokyklą. Kas tau čia anksti? Makaronai. Taip skaniai kvepia. Na, tai paragaukim. Dindan. Kas čia galėtų būt? Ką žinau, aš pati dar čia nieko nepažįstu.